Kas yra onkogenai ir onkomarkeriai? Tiesiog laikydamas tokių elementarių dalykų gali, grubiai šnekant, išvengti vėžio. Nors sunku patikėti, bet taip yra. Jo, iš tiesų, paprasta viskas pakankamai gali būti. Tai kaip ir minėjau, lengviausiai pagydomi tie vėžiai, kuriuos tu gali gražiai išoperuoti. Jo. Išpjovė ir pamiršai. Ir tiesiog versi lėtinė liga ir tiesiog gausi kažkokį vaistelį ten, vatėva kažką ir tu savo ramiai gyvensi, kaip gyvenai. Kaip ir sakiau, iš esmės, paimkim kokią Afriką, ne, ten žmonės miršta dažniausiai daug jaunesni, tiesiog, daugelis nesusirga vėžių, nes jie miršta pakankamai jauni. Taip. O vėžys iš esmės yra, tų tokių, sakyčiau, prabangių, vakarietiškų šalių problemų. Neskau, kad neserga kitose šalyse, bet iš esmės senstančios populiacijos, viena kaip išdavų, vėžys. Jo. Aš kodėl tą frazę paminėjau, nes žmonės kuo toliau, tuo ilgiau gyvena. Ir tas ilgesnis gyvenimas atitinkamai didina riziką taip. To vėžinio susirgymo. Tikrai taip. Tikrai taip. Mėly žiūrovai, šiandien mano svečiuose jau mes tokį intro padarėme, yra onkologas chemoterapeutas Vincas Urbonas. Ačiū labai, Vincai, kad šiandien atvykote pas mane. Mes pakalbėsime tokia aktualia, įdomia, truputėlį gąsdinančia, truputėlį tokia rimta tema. Pavadinkime onkologija, taip. Ir žinoma, kad šis pokalbis, apskritai visos tinklalaidės yra skirtos jūsų protui, kūnui arba sielai. Tai kad šis pokalbis palies ne tik tai jūsų protus ir jūs suvoksite, kaip vieni ir kiti procesai vyksta, išsiaiškins tam tikras loginės sekas arba racionalius sprendimus tam tikrus ir žingsnius, sakykime, tą pačią kaip prevenciją kažkokią atlikti ar patikrą, bet ir tuo pačiu palies jūsų sielos gelmes, kur irgi manau, kad yra labai svarbus faktorius, tai yra tas psichologinis, tas vidinės stiprybės ir panašiai. Mes apie tai galbūt irgi šnektelsime. Temų yra tikrai labai daug. Aš noriu, kad mes su Vincu pakalbėtume šiandien nuo iki. Žinoma, kad Vincas yra labai rimtas specialistas ir jis galėtų smulkę temą labai giliai kapstyti, bet šiandien mes pabandysime paliesti daug aspektų nuo iki, kad mes truputėlį keistume savo požiūrį į šį susirgymą ir apžvelgtume situaciją bendrai. Vincai, prieš pradedant pokalbį, dar noriu tik pasakyti, kad ant mūsų stalo yra Velmano energetinis vitamininis gėrimukas. Jeigu ką, mielai vaišinkitės, prašom, mūsų partnerių ir rėmėjų gėrimukas, o mes galime tada pradėti pokalbį. Ir taip apsikalbėjom šiek tiek ir galim tęsti toliau. Tai gal tada toksai bendras klausimas, kodėl nežinau, jūs galbūt jau matote kitaip, kaip yra, bet mano aplinkoje ir mano suvokimu, tas susirgymas vėžiu yra vis dar siejamas su mirtimi. Realiai tai yra toksai baisus, fatalinė išeiga turintis faktorius, nežinau, atvejis ir jisai tikrai kelia, tokią baimę visada. Ar taip yra, ar keičiasi šitas jau po truputėlį požiūris? Aš pasakyčiau, kad bent jau aš ir mano kolegos, ir dažnai šitas klausimas toks iškyla tarp draugų pažįstamų ir klausia manęs iš tikrųjų, tai atsakyčiau taip, tikrai viskas keičiasi, judam, sakyčiau, ta tokia pozityvia kryptim, nes, taip, grubiai šnekant, prieš kokį 15-20 metų, tai iš esmės buvo, gal ne visais atvejais, bet tai iš tikrųjų buvo toks, daugumai buvo nuosprendis, Jeigu tu susirgai onkologinę ligą, tai, greičiausiai, kad taip, tau teks, gyventi pakankamai neilgai, bet šiuo metu, sakyčiau, po truputį onkologiniai susirgymai virsta lėtiniam ligom. Tarkim, taip pat kaip ten kokia, nežinau, širdies kraujagyslių problema, ten hipertenzija, padės kraujosbūtis. Tai, tiesiog tu geri vaistelius, ir šitais vaisteliais tu koreguoji savo tą problemą ir tu gyveni. Tai, bet visą laiką esi rizikoje šiokioje tokioje vis tiek, o ne? Ta pačia hipertenzija. Taip, bet tu tą savo problemą koreguoji, Kontroliuoji. Jo, kontroliuoji, dažniausiai, tarkim, vaistų pagalba, Tai, onkologija
irgi link to eina ir kalbant apie tos pačius solidinius navikus, tai tikrai, dabar yra išimčių ir dabar yra tam tikrų tų onkologinių susirgymų, kur kažkokio proveržio nėra, ne? Bet aš asmeniškai specializuojuosi gydydamas odos navikus, ne? Melanomą ir ten tie visi kiti odos navikai. Tai galiu tiesiog pateikti pavyzdį iš savo tos ryties. Tai tarkim, kažkokį 15-20 metų melanoma, tai buvo iš esmės nuosprendis žmogui, ne? Mhm. Tu susirgai tą išplitusią ligą, metastatinę 4 stadijos ir praktiškai metai, tai buvo ta riba, kai didžioji dauguma pacientų tiesiog po metų išmirdavo, ne? Tai va, dabar tų naujų vaistų, imunoterapijos, tarkim, ne, gydymo fone, tai bet mes turim tos moksliškai pagristus duomenis, tarkim, kad taikant tą inovatyvų gydymą, pacientai sergantis tą pačią metastatinę išplitusią melanomą gyvena, grubiai šnekant, apie 50% nuo tų, kurie buvo pradėti gydyti, išgyvena 10 metų ir daugiau. Tai tiesiog, kad įsivaizduoti apie tai, ką turėjom ir ką turime dabar, ir iš esmės su daugeliu tų onkologinių ligų, mes judam, kaip ir minėjau, link tos tokios, tiesiog link chroninio susirgymo, tu gauni gydymą, ne vienokį ir kitokį, ir tiesiog su ta problema, kaip ir tu gyveni toliau. Labai gerą kampą palėtė, tai galbūt galite truputėlį nušviesti, kas buvo, jūs vis tiek, kaip toks patyręs jau esate specialistas ir matęs visko, kaip evoliucionavo gydymas. Dabar nekalbėkime apie detalės gydymo pačio, apie tos terapijas įvairiausias ir gydymo formas dar paminėsime truputėlį toliau, bet kas tas didžiausias galbūt atradimas, arba koks proveržis buvo, arba kaip tai buvo prieš kokių 30-35 metus ir kaip tai yra šiandien, nes mes jau kalbam, kad gyvenimo trukmė yra prailginama, ten gali būti net ir iki 10 metų, ne? Sakykime, tam žmogui, kuriam kažkada būtų nuosprendis parašytas. Tai ne tik, kad prailginama, tai dabar mes turime ir tuo atveju, kai iš esmės tas išplitusi metastatinė liga, tas vėžys išplitęs yra pagydomas. Ne tik, kad mes pratęsiam tą gyvenimo trukmę, bet mes sugebam tų naujų terapijų, pagalbą tą vėžį ir pagydyti. Taip. Tai va, tai prieš tų kokį 20-30 metų, tai iš esmės, mes turėjom chirurginį gydymo metodą, kuris dabar yra tam neišplitusiam vėžiui kaip pagrindinis gydymo būdas, ir turėjom radioterapiją, kuri dabar naudojam plačiai, ir chemoterapiją, ir praktiškai turbūt viskas, daugiau kitų tų gydymo būdų nelabai ir turėjom. Tai dabar, kaip ir minėjau, atsirado šalia to, ką jau paminėjau, atsirado ta imunoterapija, ten labai platus spektras tų įvairių, gydymo būdų, kurie po šito žodžiu slepiasi, ta taikinių terapija, hormonų terapija, biologinė terapija. Ta prasme, turim pakankamai platų spektrą vaistų, kurių pagalba galim tą ligą kažkaip sukontroliuoti. O aš čia dabar prisiminiau tokį faktą, ar čia aš klystu, kad jeigu dabar būtų kažkas tai atrasta, išrasta, kalbant apie vėžio gydymą, tai nebūtų duota Nobelio Nobelio premija. Ar aš teisus? Kažkaip tai toks buvo faktas, kažkur aš girdėjau, ar čia skaičiau, kad atseit... O kodėl nežinau, bet tiesiog man pasitikslinu, jeigu jūs nežinau, tai tada tęsim toliau. Bet tokį girdėjau, kad jeigu kažkas tai dabar kažką išras, kalbant apie vėžį ir vėžio gydymą, Nobelio premija nebus suteikta. Ne, aš visiškai nesutinku. Vis pirma, aš nesu Nobelio komiteto narys. Tai jų ten, kaip jie tos sprendimus priema, negaliu pasakyti, vienas dalykas, bet kalbant, tarkim, apie tą pačią imunoterapiją, kur iš esmės, tokį didžiulį proveržį onkologijai padarė, prieš kokį, kaip pas mus Lietuvoje, mes tą gydymą pradėjom taikyti vėliau, ten tose vakarų šalyse, turtingesnėse šalyse, jie tame pradėjo gydymą taikyti anksčiau, tarkim, grubiai, šnekėkim, prieš 10, kokį 15 metų, ne? Tai va, tai tie žmonės, ir dabar man užkrito pavardės nepasakysiu, bet vienas tyrėjas mokslininkas buvo iš Japonijos, kitas tyrėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų,
dabar pavardės man užkrito, nepasakysiu, bet jie būtų gavo už tą atradimą, gavo Nobelio premijas. Tai... Čia mes kalbame ne paviršiumi, čia leidžiamės giliau į mintis, į kūną, į sielą. Jei jūs ieškote turinio, kuris skatina mąstyti, jausti, kelti gerus klausimus ir atrasti naujų kampų, plėsti pasaulėžiūrą, tuomet kviečiu tapti mūsų bendruomenės dalimi. Jei ši tinklalaidė jums rezonuoja, paspauskite like, palikite savo mintį komentare ir žinoma prenumeruokite kanalą, kas padės mums visiems plėstis ir kurti šį prasmingą turinį. Taip palaikote ne tik mus, bet ir visą Žingeidžią auditoriją. Už patį atradimą, po to tiesiog tas jų atradimas buvo pritaikytas onkologinių ligų gydymui. Tai čia, kaip traktuoti, bet iš esmės už tai, ką jie padarė, gavo Nobelio premiją ir mes dabar sėkmingai tą jų atradimą taikome kasdienį gydymo praktikoje. Bet iš principo, kiek aš žinau, tai jau prieš 100 metų, 1920 kažkelintais metais jau kažkoks mokslininkas, nepamenu, jau buvo atradęs tam tikrus mechanizmus, kaip galima sulėtinti vėžio, reiškia, ląstelių plitimą. Ten kalbant vėlgi apie atsisakymą, cukraus ir tokių labiau gyvenimo būdo pokyčių labiau įvairiausių ir jis ten kažkaip tiesiogiai buvo įrodęs, dabar irgi neprisiminsiu to mokslo žmogaus, bet kažkas tokio buvo ten atradęs ir jau nuo tada apie tai buvo kalbama. Vincai, kokia yra Lietuvoje situacija, kalbant apie, sakykime, šios visos srities prevenciją, gydymą, profesionalumą, žinomumą, galbūt net ir pasaulyje, gal mes turime kokių nors pasaulinio lygio specialistų ar kažkokių tai tokių įdomių ir tikrai aukšto lygio institucijų, ta prasme, kaip pas mus yra su onkologinio skyriaus segmento viso situacija Lietuvoje. Ar mes turime aukštą lygį? Tai aš galiu tiesiog trumpai pasakyti, kaip ta visa pagalba yra organizuojama. Tai iš esmės ta onkologinė tokia rimta multidisciplinė pagalba teikiama didžiosiuose mūsų miestuose. Tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys mažesnė apimtimi, tai šios 5 miestai, kur pacientui gali būti suteikta ta onkologinė pagalba. Tai yra 3, tai vadinamos tos universiteto ligoninės, tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai ten turbūt koncentruojasi tai didžiausi pacientų srautai. Apie patį didžiausią pacientų srautą, kadangi dirbu nacionaliniam vėžio centre, tai pasakysiu, kad mes iš esmės gydom tą didžiausią, tą pūlą, tų onkologinių pacientų dalį. Ir po to Kaunas, Klaipėda ir taip toliau. Tai 5 miestė, teikiant šią pagalbą, apie lygį, vėlgi čia su kuo lyginti turbūt, bet iš esmės mes, tas manau lygmo mūsų, kaip ir, iš esmės kaip ir vis kitose vakarų Europos, centrinės Europos šalyse, gal tik tai pas mus yra problema ta, kad tas inovatyvių tų vaistų prieinamumas, apie kurį aš šnekėjau, tai yra dėja vienas prasčiausių Europos Sąjungų. Mes ten pagal tą prieinamumą velkamės ten kažkur, tam sąrašo gale. Tai tokią problemą paminėčiau. Šiaip apskritai, tai manau, tiek tas mūsų pasiruošimas profesionalus, tiek gebėjimas teikti tą onkologinę pagalbą, tai manau, mes nieko nesiskiriam nuo kolegų. Daugelis kolegų dirba, pabaigę mokslus čia dirba tose pačiose, kitose užsienio šalyse ir manau, ten visai sėkmingai. O specialistų netrūksta, mes turime specialistų pakankamai, jie yra gerai paruošiami ir mes turime visą įrangą reikalingą ir galime ten drąsiai suteikti onkologinę pagalbą bet kokiam lygiai, apart tų niuansų, kuriuos jūs paminėt, kad inovatyvių vaistų galbūt šiek tiek tik tai trūksta. Specialistų, manau, po truputį ima trūkti teikiančių šitą pagalbą, dėl įrangos, negaliu būt šnekėti už visą Lietuvą, bet kai visada žinot, aišku, turbūt nepakenktų jos, galbūt turėtų daugiau, bet, ką žinau, iš esmės, manau, verčiamės su tuo, ką turim pakankamai visai, gerai, sakyčiau.
O gal turi kokių nors įdomių statistinių, galbūt tokių rodiklių, arba kažką tai esate girdėję, gal atnaujinę šiek tiek žinias, nes kiek aš žinau, tai kad kasmet nuo vėžio miršta apie 10 milijonų žmonių. 10 milijonų žmonių, čia kažkas tokio skaičių. Aš kai išgirdau, tai Portugalijoje 10 milijonų gyvena, Olandija 10 milijonų turi populiaciją, per metus išmiršta tokia valstybė pakankamai rimta dydžio. Ir kad kas penktas serga arba sirgs vėžių, kas penktas žmogus, ta prasme, jis gali turėti piktybinį naviką. Tai tokia kažkokia biški man baugoka statistika pasirodė. Nepasigūglinau, tiesą pasakius, dabar tų paskutinio duomenų. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje tas sergamumas yra netų naujų vėžių atvejų yra kasmet maždaug apie 17-18 tūkstančių. Tai irgi kaip Lietuvai, sakyčiau, didelis skaičiai, ne, ir nuo vėžių miršta apie 7-8 tūkstančius kasmet. Tai va, tai tokie, ką žinau, pakankamai kaip Lietuvai, manau, įspūdingi skaičiai. O dėl sergamumo, tai taip, tose tokiose labiau pažengusiose šalyse, tai iš esmės tas vėžys pagal sergamumą berods jau ten apie antroji vietoj po to kardiovaskulinės sistemos sutrikimus. Tai taip, tikrai taip. Manau, ten skaičiai, kuriuos jūs minėjote, tokie visai atitinkantis realybę. Taip. Jo, nerkim po truputėlį į detalės. Papasakokite, kas yra apskritai vėžys, kas tai per ląstelės. Apskaitai, piktybinis, nepiktybinis, ne, tas atvejis. Tai tas piktybinis, kuo jis skiriasi, kaip jis pasireiškia, kas tai yra, kokios tai yra ląstelės, kaip jos atsiranda. Jo, atsigerkit vandens, įkvėpkit oro, kaip sakom, ir dabar jau sušaudykit mus. Jo, tai labai įdomu sužinoti, kad mes žinotume šiek tiek mechanizmas veikiantis visą laiką yra įdomu. Nuo ko prasideda? Kaip formuojasi ta pati vėžinė ląstelė, kaip jinai atsiranda, susikuria, kaip vystosi auglys, kaip plinta ir taip toliau. Šiek tiek to tokio mechanizmo. Žinoma, pasitenkit kuo paprastesnė kalba. Jo, tai kaip ir minėjau, čia mūsų pokalbio diskusijų pradžioj. Viskas iš esmės prasideda nuo pokyčių pačioje ląstelėje, ne? Nuo pokyčių to dezoksiribonukleininėje rūgštyje. Taip. Nuo to struktūrai, kurie saugoma šiaip visą informaciją apie ląstelės, grubiai šnekant, gyvenimą, ne? Tai va, tai veikiant tiek išoriniams, tiek kažkokiems vidiniams faktoriams, ar išoriniams ir vidiniams faktoriams, toje DNR atsiranda tos tai vadinamos pažaidos, ne, mutacijos. Ir kai susikaupia kažkoks kritinis mutacijų kiekis, ląstelė tiesiog jinai tampa anarchistė, tampa nepavaldi organizmo savireguliacijos tiems mechanizmams. Jinai ima nekontroliuojamai dalintis, daugintis, ne? Vėlgi priklausomai, kada mes tą vėžį aptinkame, tai faina, jeigu mes sugebame aptikti tose pradinėse stadijose, ne, kai dar, grubiai šnekant, yra kažkoks darinys kažkur, ne, kur tu gali tiesiog jį fiziškai pašalinti. Dažniausiai tiesiog pakliūna tas pacientas pas chirurgus ir tu tą vėžį išoperuoji, iš esmės dažniausiai to pakanka, kad žmogus pasveiktų, ne. Bet jeigu tas vėžys laiku nediagnozuojamas, ne, tai nebereikalo tas pavadinimas vėžys, ne, vėžys, tai įsivaizduokite, turi tą savo žnyplės, ne, tai vėžys, tas piktasis vėžys linkęs plisti iš pradžių lokaliai, ima didėti, o po to išplinta ir įvairias organizmo struktūras. Tai gali nukeliauti bet kur. Nežinau, iš tos pradinės vietos, grubiai šnekant, paplinta po visą mūsų organizmą, kur, priklausomai dar nuo vėžio rūšies, kiekvienas ten turi tokį galbūt labiau mėgstamas tas vietas, kuris plinta, bet iš esmės jisai linkęs
laiku nediagnozuotas, nepagydytas išplisti ir tada jau, kai tas vėžys išplinta, turim tą 4 ligos stadiją, ne, tada jau patenka tie pacientai pas mus, pas chemoterapeutus, nes tada chirurgai kaip ir bejėgiai, nes tu ten tų visų tų neišrankiuose, ne. Taip. To vėžio pasisėjimo, tai tada jau patenka pas mus ir mes tada skiriam tą sisteminį gydymą, sisteminį priešvėžinį gydymą, vienokį ir kitokį, su tikslu sustabdyti ar sumažinti vėžio tą masę apimti, ar kartais netgi, kaip ir minėjau, pagydome nuo to vėžio. Čia tokį faktą paminėtų apie dauginimąsi ląstelių, kiek žinau, tos vėžinės ląstelės, jos dauginasi daug greičiau negu sveikos ląstelės, jos žaibiškai dauginasi. Ir dar papasakokit, jeigu ten galit, kaip imuninė sistema, jinai tiesiog nereaguoja, taip, jinai tai net pažįsta jų kaip svetimų iš tų ląstelių ir tiesiog neįsijungia. Ne tai, kad nereaguoja ir ne tai, kad nepažįsta. Na vėlgi, kalbant apie tą sąveiką tarp to vėžio, ir imuninės sistemos, tai galim tokias įskirti kaip 3 tos sąveikos stadijas, Nežinau, kaip išversti lietuvių kalbą, angliškai elimination, eliminacija, pašalinimas. Taip, pašalinimas kažkas. Tai va, tai iš esmės, grubiai šnekant, mes čia dabar šnekam su tavim, ir manau, kiekvieną, gal net nepasakysiu tikslaus laiko, kiekvieną sekundę ar kiekvieną minutę, bet kuriuo atveju ta kova su pakitusiom ląstelėm, mūsų organizme vyksta pastoviai. Aš žinau, papildysiu. Per valandą apie 200 000 piktybinių ląstelių. Nežinau, ar tiek daug. Kažkas tokio. Pagaliau gal net taip svarbu tas kiekis, bet esmė ta, kad dažniausiai mūsų ta imuninė sistema, jinai susidoroja su tom pakitusiom ląstelėm ir jas sunaikina. Bet kartais atsitinka taip, kad vėžys gyva ląstelė ir stengiasi kažkaip prisitaikyti prie to spaudimo, kurį daro imuninė sistema. Ir tada iš tos pirmos tos fazės eliminacijos mes nukeliavome tą tokią ekvilibriumo pusiausvyros stadiją, kai vėžio ląstelės, jos kažkiek tų ląstelių yra, bet jos dar yra kontroliuojamos mūsų imuninės sistemos. Tarsi neleidžia jom toliau daugintis ir plisti. Bet vėlgi, laikui einant, vėžys, tos vėžinės ląstelės prisitaiko prie to imuninės sistemos spaudimo ir tada turim tą 3 stadiją, angliškai skamba escape, grubiai šnekant, pabėgimo, kai tas vėžys tiesiog sugeba, grubiai šnekant, pabėgti nuo mūsų imuninės sistemos priežiūros, spaudimo. Ir tada dažniausiai jau toj 3 stadijoje, tada, aišku, ląstelių daugiau pristaugina, tada kartais atsiranda kažkokia simptomatika pas pacientą, mes galim tada radiologiniais metodais nustatyti kažkokį pakitimą, darinį ir tada jau, įsijungia tas visi gydymo procesai. Ten, priklausomai nuo vėžio stadijos, vienokį ar kitokį specialistai įsijungia tą, gydymo iš esmės procesą. Tai nėra taip, kad mūsų imunė yra bejėgė. Imuninė sistema netikrai kovoja, bet kartais vyksta taip, kas įvyksta, kad vėžys sugeba pasprukti nuo tos priežiūros. Kas yra onkogenai ir onkomarkeriai? Onkomarkeriai, ne? Onkomarkeriai, onkožymenės. Pas mus kažkaip, vienas galbūt toks, pas mus labai, kaip pasakyti, tos privačios laboratorijos mėgsta ir tokias programas visokias, ten to maždaug vėžio atrankos skriningo siūlo pacientams su tais vėžio onkomarkeriais, onkožymenimis, su intencija, kad maždaug diagnozuoti tą vėžį. Tai noriu pasakyti, kad tokio, kaip kažkokio žymens, onkomarkerio nėra. Kurį pasidarius, tu galėtum pasakyti, kad žiūrėk, jau turi vėžę, ne? Galbūt vienintelis iš tų žymenų tai būtų tas PSA, jeigu tokį teko girdėti, tas prostatos specifinis antigenas, kuris daromas kartu su kitais tyrimais priešinės liaukos prostatos vėžio diagnostikai. Tai o visi kiti, visus kitus žymenis mes, kuriuos paminėjot,
dažnai naudojam, bet ne pačios ligos diagnostikai, bet kai jau pacientui diagnozuota liga, tiesiog tos ligos, grubiai šnekant, sekimui arba gydymo efektyvumo vertinimui. Ne, tu periodiškai daraisi tuos onkožymenis ir žiūri, dinamiką. Jeigu mažėja, tokiai galima galvoti, kad tas mūsų skiriamas gydymas veikia. Jeigu ima didėti, tada pradėti galvoti, kad galbūt tas skiriamas gydymas neveikia. Bet diagnostikai kaip po tokiai tų onkožymenų, onkomarkerių, nesvarbu kaip be pavadinsi, tikrai mes nenaudojam. Bet čia, ar teisingai suprantu, kad onkomarkeris tai yra kažkas tai tokio, kur tarkime, aš kažkur čia vėlgi skaičiau, kai domėjausi, šiek tiek ruošiausi, kai tavo, reiškia, tos ląstelės ale nusidažo kažkokia spalva, jos gali taip, ir tu tada per kažkokį tai tą vadinamą ar ten MRT, ar kažkokį kitokį tyrimą, kur tu gali pamatyti, ir tada jau matosi, reiškia, kad tai yra, pažymėtos yra tos ląstelės, kurios yra įtartinos ir jau tada tu fokusuoji ten tyrimą. Čia kažkas tai tokio? Ar čia yra kita pusė? Žinau, tai dažnai, po tą savoką onkožymenis, tai dažniausiai turim omeny ten tie visi žymenis, kurie yra tam tikros medžiagos, žymenis, kaip pavadintum, kurios yra kraujyje. Tai čia aš manau, tas turime omeny ir mes tiesiog galime nustatyti tas struktūras, dažniausiai baltyminės struktūros būna kraujyje ir pagal tai spręsti apie, kaip aš sakiau, ne tiek diagnostiniais tikslais, bet labiau ligos sekimo tikslais, gydymo vertinimo tikslais, nustatyti tos onkožymenys ir pagal tai spręsti, ar kaip mums sekasi gydyti. O onkogenas tai jau yra genetinis paveldas kažkoksai tai susijęs su onkologija, ar ne? Ar aš teisingai čia pažodžiui taip verčiant onkologinis genas? Ar ne? Ar čia kažką kitą turime omenyje tas? Čia tiesiog aš klausiu šitus du terminus, jis dažnai pasitaiko būtent onkologijos pasaulyje. Iš esmės, po savo onkogeną, onkogenų gali pavadinti iš esmės bet kurį geną, kuris atsakingas už ląstelės dauginimąsi, ane? Tik tai, visa esmė, kad, kaip ir minėjau, organizme šiaip tos sveikoje ląstelėje, yra tie savireguliaciniai mechanizmai, ne? Tiek pati ląstelė sugeba save reguliuoti, tiek tie išoriniai signalai, kurie ateina į ląstelę, vėlgi padeda tą ląstelę reguliuoti. Tai onkologinės ligos atveju, ima vyrauti tie, taip vadinami, onkogenai, iš esmės, kurie yra atsakingi už ląstelės dalymasi ir normalioje ląstelėje. Jie yra, tik tai skirtumas tas, kad, kai turim tą normalią ląstelę, tai jinai yra reguliuojama, vienaip ar kitaip. O kai turim jau tą vėžį, jis tiesiog ta vėžinė ląstelė tampa nepavaldi tiems visiems mūsų savireguliaciniams mechanizmams. Bet tas onkogenas iš esmės yra paprastas genas, atsakingas už ląstelės dalymas. Supratau. Na gerai, čia toksai buvo tiesiog terminologijų reikalas. Paminėjome ten truputėlį apie... Jūs ten minėjote apie odos, ten vėžį mes truputėlį jau kalbėjome pradžioj. Ir dar man toks iš karto kilo į pačią pradžią, ir pradėti nuo to apie pačią vėžio simptomatiką. Vėžys šiaip yra besimptomis, ne? Besimptomė lyga. Ar yra kažkokie tai tokie, apskritai... Ar tai yra tiesa, ką aš pasakiau, ar tai yra tokie besimptomė, mes tikrai jo nejaučiam ir panašiai, ir kažkaip ateina tas metas, kada mes sužinom. Tai dažniausiai tai būna, aš tai kiek turiu iš savo aplinkos, iš tokių atvejų girdėtų, tai žmogus gyvena, bum, iš niekur nieko, ten porą tyrimų, sužino, kad ten vėžys iš serijos. Wow, visiems šokas. O kitas dalykas, jeigu ne, tai tada ar yra kažkokie simptomai, pagal kuriuos mes galime orientuotis, kad kažkas ne taip,
į tą vėžinę pusę? Nu, iš esmės taip, ypač tose pradinėse stadijose, tai pacientai kažkokių skundų labai neturi ir tame turbūt yra problema, nes iš tikrųjų didžiausias tas pagydomumo procentas yra, kai tu diagnozuoji lygą tuose pradinėse stadijose. Na taip. Ir kuo labiau tai normalu, kad kuo labiau jinai išplitus, tuo pagaliau sunkiau tą lygą suvaldyti ir pagydyti. Tai taip, pradinėse stadijose tikrai dažniausiai pacientas neturi jokių nusiskundimų. Tai už tai mes ir turim, ne tik mes ir visam pasaulyje tos, tai vadinamos tos atrankinės, profilaktinės programos, tai va, bandysiu prisiminti, tai turim krūties vėžio neprofilaktinę programą, priešinės liaukos, prostatos patikros profilaktinę programą, gimdos kaklelio ir storžarnės. Tai va, tai aišku, kita problema yra bėda, bet čia ne tik mūsų šalyje, kad daugelis žmonių kažkaip tai žiūri pro pirštus, dažnai nesudalyvauja tose programuose. Tai kaip ir turbūt nėra labai gerai, nes yra galimybė tiesiog profilaktiškai įsitirti ir tų tyrimų, jeigu jie gali, tiesiog tave gali daktarą užvesti ant kelių, kad žiūrėk, kad konkretus pacientas galbūt jau turi problemą su vėžiu, ne. Tai va, tai jo, iš tikrųjų pradinėse stadijose sunkoka. Jo, ta jėga besimptomė ir, labai dažnai būna, kad tiesiog aptinkamas vėžys, nežinau, kažkokio profilaktinio tyrimo metu, suskauda pilvą, kaip pavyzdys, nuėjo pas daktarą, padarė kažkokį echoskopinį tyrimą, surado kokį nors inksto vėžį, ne. Visai netikėta, nors žmogus jokių nusiskundimų neturėjo susijusių su inksto pažeidimu. Tai taip, čia yra tokie iššūkis iš esmės, ne. Bet jūs paminėjot, Vincai, nutrauksiu, paminėjot, pradinėse stadijose vėžys yra labai gerai pagydomas, bet tuo pačiu pradinėse stadijose jis yra ir pakankamai besimptomis. Tai vat, kaip kas yra ta pradinė stadija? Galbūt ir pereikim tos. Yra 4 stadijos mūsų visiems žinomos. Aš nežinau, gal yra ir daugiau jau dabar, Taip. 4. Tai vat, kokia tai yra pirma, tai yra koks dydis, sakykime, ir kokia yra paskui 4, kas ten vyksta. Galit taip truputėlį chronologiškai ir tada, ir į tą, pabandykim dar tą, kad galų sugaudytume, kaip tada diagnozuoti tą pirmą pradinę tą stadiją arba pirmą tą stadiją, jeigu jinai iš tiesų yra tokia besimptomė. Ar tai yra, kaip jūs ir paminėjot, ar tai yra toks atsitiktinis, kažkas suskaudo, nuėjau, hop, netyčia pamačiau tenai, ar vis dėlto mes po to prieisim prie to, ar yra kažkoksai step by step, reiškia, momentas, kur tu gali išsitirti, išsigryninti ir panašiai. Tai galbūt dabar apie tas stadijas, va taip, ne? Tai kaip ir minėjau, tai yra 4 stadijos, ne? Tai dabar dydžių aš tikrai jau nevardinsiu, nes paprastas dalykas. Tai dabar tų vėžių yra be galo daug. Tai jeigu mes turim ten melanomą, tai odos vėžio, ne, melanomą ar kitus odos vėžius. Tai ten, kalbant apie dydžius, bus vieni matavimai, jeigu ten šnekam, nežinau, apie plaučius, dar kiti, nežinau, inkstai, storžarnė, dar kiti. Ta prasme, konkrečiai apie išmatavimus aš jums nepasakysiu, nes tai priklauso nuo vėžio rūšies, bet pačius principus tai galiu pasakyti. Na, iš esmės, tai pirma, antras stadijos, tai yra, kai vėžys iš esmės yra lokalus, ne? Yra tam tikroje vietoje darinukas. Kuris bebūtų, ne? Gali būti oda, inkstai, kepenys, nežinau, storžarnė, plaučiai. Tai va. Yra tiesiog vienas lokalus tas vėžinis darinys, ne? Kitaip tariant, auglys, ar taip? Ar tai gali būti ir kitoks darinys, kad nebūtinai augliais vadinami? Tai mes šnekam apie, nebūtinai, aišku, tas darinys kažkoks, kurį ten radom, diagnozavom, yra tas vėžys, tas piktas vėžys, ne? Bet šnekant apie stadijas, tai vienu žodžiu. Tai pirma, antra, kai turim tą tokį konkretų, lokalizuotą tą vėžiuką, ne? Pirma, antra. Trečia stadija dažniausiai, kai jau tas mūsų vėžiukas, ne, yra išplitęs į tos šalia esančius limfmazgius.
mes vadinam regioniniais limfmazgiais, ne? Nu tai tarkim, taip kad įsivaizduotų, jeigu tarkim, paimkim tą pačią melanomą pavyzdžiui, ne? Jeigu turim kažkokį melanomos darinį ant rankos, tai va, jeigu ant rankos darinys, ne, ir jeigu ta melanoma yra nukeliavusi į pažastį, tai jau turėsim trečią stadiją, nes turim darinį ant rankos ir turim regioninėse limfmazgiuose irgi taip pat vėžį, ne? Tai trečia stadija. Na ir kai jau turim tas, tai vadinamas, atokias metastazės, kai išplinta tas vėžys visur. Nu, ne tai, kad visur, bet, grubiai šnekant, toliau pakankamai toli nuo pirminio židinio. Nu, tai vėl grįžkim prie melanomos. Tai tarkim, va, turėjom trečią stadiją, tai paimkim ranką, ne ant rankos darinys, pažasty ir tarkim randam plaučiuose, arba kepenyse, arba galvos smegenyse, arba kauluose. Tai tada jau turim tą ketvirtą stadiją, nes turim tą tokį atokų, tolimą išplitimą. Taip, Ne? Tai nežinau, ar aiškiai paaiškinu. Taip. Nu, reiškia, jisai gali išplisti bet kur. Galima rasti vėžį tiesiog bet kur. Taip. Kai jau turim tą ketvirtą, ne? Stadiją. Taip. Ok. Aš dabar mintimis grįžau į tai, ką jūs pavardijote, kad, vat, reiškia, skirtingo, kai mes kalbėjom apie tą tokį, reiškia, besimptomiai formavimąsi ir apie tos, vat, sakykime, dydžius jūs paminėjote, apie profilaktinės priemonės paminėjote, kad ten, reiškia, krūties vėžio, prostatos antigeno ten daromas, ten dar kažkokį vieną paminėjot. Ir man tokia mintis apie simptomatiką. Tai žiūrėkit, šiaip realiai, kaip ten sakoma, kad krūties vėžį galima vos ne užčiuopti, ne, nu jau kai yra kažkoks darinukas, kažkaip kažką, tai kažkokiais atvejais, žinoma, ne pirminėse, ten tikriausiai stadijose, toliau kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, reiškia, mes galime kalbėti apie kažkokius, tai sakykime, kažkokias specifinės gal išskiras, gal kažkokį tai kraujavimą. Teisingai gali tai būti toksai pavyzdys. Toliau vėl storosios žarnos paminėti, irgi galbūt kraujavimas su, reiškia, kuomet einam tuštintis ir panašiai. Prostatos antigeno tyrimą mes galime pasidaryti su biocheminiu kraujo tyrimu. Ar vat ten tie, vat, galima kažkokį, vat, taip, į tokius dalykus atkreipti dėmesį? Viskas okei. Kiekvienas vėžys, iš esmės, tie nusiskundimai dažniausiai atsiranda, bet, čia tiesiog mes, kadangi šnekėjome tas pirminės stadijas, tai norėjau pasakyti, kad pirminės stadijas dažniausiai jų nebūna. Bet taip, aišku, kad kuo tas vėžys, auga, didėja, tai taip, gali atsirasti, vat, jūsų visi tie paminėti simptomai. Bet pradinėse stadijose labai dažnai jų nebūna. Tai tarkim, kad kaip ir prie tos storžonės. Taip, esant storžonės vėžiui, tikrai mes galim turėti tą kraujavimą iš storžonės. Ir, turėsim juodas išmatas, kurios ir atspindėtų tą kraujavimą. Tiesiog gali rasti iš vėžio kraujo, ne, bet profilaktikos, bet jau čia tas vėžys greičiausiai bus pakankamai pažengęs, ne, bet tarkim, tos profilaktinės programos esmė, tarkim, kalbant apie tą pačią storžonę, yra nustatyti, tai vadinama, tą dar nematomą kraujavimą, kai tu, jis yra, kaip akimi neapčiuopiamas, bet tu gali tam tikrų laboratorinių tyrimų nepagalba nustatyti tą slaptą kraujavimą ir tada jau tu gali galvoti, kad kažkas, žiūrėk, tam žmogui negerai. Lygiai taip pat ir su to gimdos kaklelio vėžiu. Taip, simptomatika greičiausiai, kad tikrai atsiras laikui bėgant, bet mūsų uždavinys kažkaip užkirsti tam kelią, nustatyti tose pradinėse stadijose. Tai vėlgi daromas tas tepinėlis, nuogramdos įmamos iš gimdos kaklelio, ten patologai vertina ir pagal tos pokyčius tu gali pasakyti, čia, kad jau čia yra tie vėžiniai ir priešvėžiniai pakitimai ir tada tu įmėsi kažkokių, kaip profilaktinių priemonių, nebandai užkirsti tam kelią. Tai tame čia yra visa esmė, kuo anksčiau pagauti ir kažkaip tą visą reikalą bandyti sutvarkyti, kol jis dar neįsibėgėjo ir neišplito. Taip. O kokie yra dažniausi vėžiniai susirgimai? Jeigu aš neklystu, tai odos vėžys, į kurį jūs fokusuojatės, ir yra pats dažniausias. Skaičių, tai iš esmės, odos vėžius galim taip grubiai suskirstyti tokias dvi tokias didelės grupės, tai yra tie melanomos, tai toks iš odos vėžių pikčiausias vėžys, ir tie nemelanominiai vėžiai. Tai du yra pagrindiniai tokie, bazalinių ląstelių vėžys ir plokščių ląstelių vėžys. Tai tikrai tų nemelanominių odos vėžių yra daugiausiai, bet kas gerai su jais, kad jie nėra linkę metastazuoti, išplisti. Dažniausiai tokie,
būna kažkurioje vietoje, ant odos, lokaliai, ten gali kažkiek, aišku, labiau užleisti, mes matome visų ten tų baisių atvejų, bet iš esmės vietų yra ten kažkokie žaizdeliai, šupėjimas pabiškai didėja, bet neturi tos tendencijos, plisti, išplisti, metastazuoti, tai kaip, nėra, kaip pasakyti, piktas ta prasme, ne, tai. O šiaip kalbant apie kitus vėžius, tai tarp moterų tikrai, jei neklystu, vis dar numeris 1 yra krūties vėžys. Tai už tai mes ir turim tą, ne tik mes, ir pasaulyje yra ta profilaktinė programa, kuri leidžia vėlgi moteriai nueiti pasitikrinti ir pasižiūrėti, ar turi kažkokių ten pakitimų krūtyje ar ne. O tarp vyro priešinės liaukos prostatos irgi numeris 1. Vėlgi turim profilaktinę programą, tik tai, kaip ir minėjau, ne visi ten nelinkia žmonės pas mus labai aktyviai dalyvauti. Jo, apie šitą dar pakalbėsim, iš tikrųjų čia yra labai svarbus momentas apie tą visą profilaktiką, priežiūrą ir ką reikia daryti, kad galėtum tai išsiaiškinti, bet dar apie tą odos vėžį paminėjot ir aš taip dabar susimaščiau, iš karto apie save pradėjau galvoti, aš toksai mėgėjas visą laiką ten išsirengęs kieme būti ant tos saulės, aš apskritai tokį šilumos mėgėjas ir saulutės. Mes turėtume privengti iš tikrųjų saulės, ar tikrai saulė yra taip demonizuojama ir jinai yra tokia pikta, kaip iš tiesų apie ją ir yra kalbama ir kokia sąsaja su vėžiu, susirgimu ir rizikomis. Tai dabar nuvilsiu tave, nes tikrai saulė yra pagrindinis odos vėžio rizikos faktorius, tai 100%, nes sergumas ta pačia melanoma, kuris melanoma tikrai yra pakankamai piktas vėžys, tai kas pirmauja pasaulyje? Australija. Nors dabar, kadangi ten valstybė pakankamai daug investuoja vėlgi į tą vėžio žinomumą, profilaktiką, šneka apie tai ir visur ten gali medijose rasti, ką reikia daryti, kad jo išvengti, ne? Tai aišku, saulės vengimas, jeigu eini saulę, tai būtinai tie stiprus nuo saulės kremai, ten 50 SPF ir daugiau. Bet neiti į saulę ten kai jinai būna intensyviausia, ten maždaug būna apie vidurdienį, ne? Bet iš esmės, geriausia profilaktika tai saulės vengimas. Nebereikalo anksčiau, jeigu pasižiūrėsi ten, nežinau, kokio 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžioj, kaip ten tos ponios vaikščiodavo, palei jūrą, tai būdavo su skėtukais, pilnai apsirengusios ir kažkada tas įdegis buvo nemadingas toks Kuo baltesnė oda, tuo daugiau aristokratijos. Toks kaip ir požymis. Dabar viskas pasikeitė, bet iš tikrųjų tai tikrai yra nesveika ir tai saulės reikia tikrai vengti. Kalbant apie odos. Bet saulės ir reikia. Mums visi kalba apie tai, kaip pas mus trūksta saulės, vitaminas D ir daug kitų privalumų. Saulė mūsų akims netgi sveika yra ir ne visą laiką reikia nešioti akinius nuo saulės. Tai ar teisingai mes galim vėl kažkokią galbūt su jūsų pagalba, nežinau, ar jūsų čia yra kompetencija ar ne, bet gal kažkokį tai savo nuoširdų patarimą duoti dėl saulės ir panaudojimo ir vengimo. Ar kažkas tai tokio tarp pabūkime toje saulėje, sakykime, per dieną kažkiek tai tų minučių, ir tada, jeigu jau mes esame kažkur tai atostogose ar kieme, savaitgalį malomės prie ūkio darbų, pjaunam žolę, ravim daržus, sodinam gėles ar karpo medžius, tai tada galbūt to pačiu kremu pasitepti nuo saulės ir lygiai taip pat galbūt su tais pačiais nuo saulės akiniais mes galime šiek tiek ir duoti to peno mūsų akims ir visai tai sistemai mūsų, reiškia, tam visam biologiniam laikrodžiui, nes ryto saulė yra labai akcentuojama ir dienos šviesa, kad mūsų ten susistatytų visokie biologiniai ritmai ir tuo pačiu, prevencija su tai saulės akiniais. Reiškia, nepersistengti nei tą pusę. Aš manau, tas, kaip ir visur, tas saikingas požiūris, balansas, jis reikalingas ir aš bent nežinau tokių duomenų, kad konkrečiai būtų įvardinta, koks tas toks optimalus laikas būti ant saulės ir nesukelti savo rizikos. Čia dar priklauso ir nuo odos tipo. Jo, būtent priklauso nuo odos tipo, nuo to, kiek ten tu turi ant kūno apgamų ir taip toliau. Bet
bet kuriuo atveju tada, jeigu jau tu eini į saulę, tai tada bent jau būk mielas tada įsitepti tais kremais. Tai toks tada būtų patarimas, ne? Nu, nepiknaudžiauti, bet jeigu eini į saulę, tai tada bent jau, nu, įsitepti kremais. Tai manau, toks, nu, būtų optimaliausias Nes čia vėl patarimas. klausimas po klausimo gimsta, vėl klausant, aš prisimenu, kad ir tie patys kremai yra pakankamai demonizuojami, kad nėra ten šventas reikalas ir tie kremai, kad jie netgi yra tam tikrais atvejais tenais kancerogeno gali būti vos ne pradžia ten ir panašiai, nu nežinau. Čia aišku jau mes lendame visokias sąmokslo teorijas ir visokius pamastymus, bet aš nežinau. Nu, mokslas rekomenduoja naudoti kremus, bet taip turbūt būtų, ką žinau, toks paprastas elementarus patarimas, gal nepirkti ten, turbūt, nežinau, pačio tokio pigiausio ir, nu, vis tiek kažkaip įsivertinti. Nu, aišku, turbūt ir brangus daiktas gali būti nekokybiškas, bet nu, sunku pasakyti, turbūt reikia orientuotis ir, kad tų kompanijų, kur gamina ten tos kosmetikos produktus pakankamai žinomų ir turbūt reiktų orientuotis turbūt į jas ir pirkti. Nu, nepirkti, ta prasme, kažkokio visiškai nematyto, nežinomo ir negirdėto galbūt nuo saulės kremo. Gal toks būtų patarimas, bet nežinau, ar aš čia teisingai patariu. Gydytojau, o dar man nukeliavau taip mintimis, tas įdegis iki raudonumo jaučiu yra negerai. Ne? Žinau, vis tiek tai nutinka. Nu, aš nežinau, nutinka ta diena, kada tu biški padaugini per dieną, ar tai tu esi atostogose ar čia. Ir ypač negerai, jei, nu tai, okei, suaugusiems vienai, bet ypač negerai tai yra, jei tuos tokius įdegius iki raudonumo... Tačiau nudegimas, sakykime. Jo, turi tie vaikai, ne? Nes čia tikrai yra įrodytas kaip melanomos atsiradimo rizikos faktorius, kad tie vaikai, kurie vaikystėje buvo ant tos saulės ten laikomi ilgai ir ten ženkliai nudegdavo, dažniau serga melanoma. Tai vaikus siūlyčiau tikrai pasaugoti. Jūs grūžtikit vėl mano, aš grūžtelsiu vandens ir dar vieną klausimėlį. Ar tiesa, kad nukrapščius apgamėlį, netyčia jį pažeidus, galim prisižaisti irgi iki tokių piktybinių dalykų? Ar vėlgi priklauso to apgamėlio struktūra visa ir ar jis yra apskritai? Ja, tai aš manau, tų apgamųgi visokių yra ir, nežinau, tų darinių odos yra įvairių, tai tikrai nemanau, kad nukrapščius dabar iš karto iš čia turėsite kažkokią onkologinę lygą, tikrai ne. Na, o kalbant tada jau pradėjom apie tas melanomas, tai vėlgi, kitos šalis turi, beje, tą patikrą, tarkim, vokiečiai, turi patikrą ir dėl melanomos, ko neturime mes. Jo, vokiečiai turi. Ta profilaktinė programa, tai vadinama. Jo, aš kaip tik norėjau jau po truputėlį eiti prie to, tai galit papasakoti. Tai vokiečiai turi, nežinau, gal dar kitos vokiškai kalbančios. Vokiečiai tikrai turi, dėl kitų šalių negaliu pasakyti. Mes tokios tos profilaktinės programos odos dariniams neturim. Bet, vėlgi, kalbant apie tą pačią melanomą, tai iš esmės yra tam tikri požymiai, ne? Jeigu žmogus turi ten kažkokį tam tikrą kiekį tų apgamų ir jis karts nuo karto apsižiūri ir tiesiog jei atsiranda konkretus apgamas ir ima didėti, atsiranda kažkaip, ima kisti forma, ima kisti spalva, pradeda kraujuoti, tai tada tikrai reikia pasirodyti dermatologui. Dermatologui iš esmės, čia yra ta tokia, bent jau šeimos daktarui pradžiai, tam, kad jis įsivertintų, kas ten per problema. Dabar žiūrėkit, Vincai, mes kalbėjom apie stadijas. Grįžkime šiek tiek prie jų ir eikime prie gydymo. Galit papasakoti, kaip jau vyksta konkrečiai gydymas pirmoje, antroje, trečioje, ketvirtoje stadijoje. Ar jisai skiriasi ir kalbant apie gydymo būdą tam tikroje stadijoje, pakalbėkime ir apskritai apie onkologinius gydymo būdus. Kokie jie yra, kokie jie bus ir panašiai. Tai dabar kol kas apie stadijų gydymą. Tarkime, pirma stadija lengviausia, kur labai aukštas yra išgyjimo procentas. O sakykime, dar toksai užbėgant už akių, jeigu mes turime
Reiškia, kad ir ta pirma stadija ir, sakykime, mes ją išgydoma, tai vis tiek yra remisija vadinama, taip? Tai nėra, kad jau remisija ten, sakykime, yra nuo kažkokios tik tai stadijos. Išinu, kai jau, sakykime, tu pasveiksti, bet vis tiek esi rizikoje. Kaip ten yra, aš nežinau žinau terminą, kad reiškia tavo pasveikimas nuo vėžio vadinamas remisija, teisingai kažkaip, bet... Nu taip, tu remisija, tai tu esi tas periodas, kai tu esi be ligos, ne? Taip. Nu tai okei, tai apie tas stadijų gydymus, tai berosi buvau užsiminęs, tai viskas labai iš esmės kaip ir paprasta. Tai dažniausiai tai pirma, antra ir trečia su išimtimi ir priklausomai nuo vėžio lokalizacijos, bet lokalizacijos tai gali tas gydymas skirtis, bet iš esmės pirma, antra tai dažniausiai tiesiog chirurginiu būdu. Chirurginiu būdu. Jo, yra tas vėžys pašalinimas. Ne? Nu, aišku, yra niuansas, kad tu turi išoperuoti vėžį, mes yra toks terminas radikaliai. Tai reiškia, kad tu negali, grubiai šnekant, pjauti ir nedapjauti iki galo. Ta prasme, taip. Tarkim, nežinau kaip čia aiškiau pasakyti, pjoviai ten, tarkim, pusę išpjoviai, pusę palikai, arba ten apskritai, palikai nesvarbu kiek. Tu turi visą tą vėžį gražiai pašalinti. Ir kartais būna problema, kai puola, grubiai šnekant, operuoti tos vėžius, tos įstaigos, kurios neturi ligonės, kurios neturi tame patirties ir, nežinau, tų principų elementarių, ne? Tai tada, yra tų problemų, kad tie pacientai, jei operacija neradikali, tai 100%, kad anksčiau ir vėliau ta liga atsinaujins, ne? Ir kalbant apie tą pačią melanomą, tai irgi tai yra tam tikros taisyklės, tarkim, priklausomai nuo tos pradinės melanomos dydžio, kaip tu turi, per kiek tu turi, kaip čia pasakyti. Kokį perimetrą? Jo, tu turi ją išpjauti, ne? Tai va, tai yra labai, ir taip, arba net ten, nežinau, kas storžą neturi, ne, storžanės vėžį, tai vėl, kokią dalį tų žarnos turi pašalinti, ne, tam, kad sumažinti tą atkryčio riziką. Bet kuriuo atveju, reiškia, pirmą, antrą stadiją mes operuojam. O aš teisingai suprantu, kad ir truputį daugiau jau taip žodis radikalus pašalinimas, tai yra, kad reiškia, jeigu yra koks nors kepenų vėžys, tai ne tik tai tą zoną, kur vėžys, bet ir dar truputį dėl viso pikto paims. Tikrai taip. Tikrai taip. Okay. Tai va, tai pirmą, antrą stadiją operacijos, ne? Trečia stadija, čia jau atsiranda niuansų, dažniausiai operuojama ir po to taikomi pagalbiniai, kaip vadinami, adjuvantiniai pagalbiniai gydymai tam, kad sumažinti tą ligos atkrytį. Kartais taikomas, tai vadinamas tas, čia kalbant apie trečią stadiją, dažniausiai apie tą taikomas tas vadinamas neoadjuvantinis gydymas, tai yra prieš operaciją skiriamas tam tikras gydymas vaistais, tam, kad sumažinti vėžio tą apimtį masę, tam, kad po to būtų lengviau išoperuoti. Vėl po operacijos gali pacientas gauti gydymą, ne, kažkokį vaistais, dažniausiai. Tai nuo trečios stadijos iš esmės, ką noriu pasakyti, tas gydymas dažniausiai būna kombinuotas, ne? O ketvirta stadija, tai pagrindinis, jau kai liga yra išplitus, ne, nuo to pradinio židinio nukeliavus, įvairiai gali nukeliauti bet kur, ne, kaip ir minėjau. Tai jau prie ketvirtos stadijos tą gydymo procesą įsijungia mes, onkologai, chemoterapeutai, ir tada dažniausiai skiriami vaistai, tie priešvėžiniai vaistai, veikiantys sistemiškai, ne, veikiantys po visą mūsų organizmą, ir šitų vaistų mes turim pakankamai dabar, tokį, sakyčiau, nemažą pasirinkimą. O ketvirtoje stadijoje jau chirurginio būdo nėra, ne, dažniausiai? Ketvirtoje stadijoje dažniausiai jau chirurginis gydymas netaikomas, nes, kaip ir minėjau, tiesiog tu negali išrankioti fiziškai visų tų vėžio darinukų išplitusių po organizmą, grubiai šnekant, o kartais pacientai klausia, gal galima operuoti. Tu gali gal pašalinti, grubiai šnekant, vieną ar kitą židinį, bet jeigu tu negali pašalinti visų, tai tada nėra prasmės net tą ir daryti. Taip. Nes tu nieko to neišloši iš esmės. O gerai,
Faina. Dabar eikime prie to gydymo pačių metodų, gal truputėlį apie juos. Tai chirurginis gydymo būdas, ar jisai turi kažkokią specifiką, būtent kalbant apie onkologiją, ar tai yra elementari, bet kaip mums visiems matyta per televizorius, per filmus, įsivaizduojama akise, operacija, kur yra kažkoks įvyksta pjūvis, dar vienas pjūvis, kažkas pašalinama, kaip jūs sakote, radikaliai ir panašiai. Jeigu ten yra kažkokios specifikos, galite papasakoti daugiau, jeigu ne, tai tada kokie dar gydymo būdai? Spindulinė terapija, teisingai, arba kitaip švitinimas, ar galima taip sakyti? Radioaktyvių ten būdų, taip pat apie tai norėčiau truputėlį papasakotumėte, kaip jinai vyksta, koks procesas ten yra, kaip mums patenka, kur jisai ten yra ta radija ir panašiai. Ir tada apie tą chemoterapiją. Tai čia yra tokie 3, ne? Kiek aš žinau, dar yra imunoterapija. Chemoterapija, jo, toks biškai po truputį nueinantis nuo pjedestalo. Jau nueinantis netgi, na. Tai papasakokit truputėlį, gal tada nuo to spindulinės terapijos pradėkime, jos efektyvumą, būdą, pasiekmes, galbūt atsistatymą po jos ir jinai tokia veiksminga yra. Nu, tai kaip, pradėm nuo pradžių, tai chirurgija, ne? Tai chirurgija, tai chirurgija, nieko ten nėra kitaip, ne, tik tai labai svarbu, kad tą operaciją atliktų, kaip ir minėjau, tie chirurgai, chirurgai, onkologai, kurie turi supratimą apie tą radikalų vėžio pašalinimą. Kad nebūtų šitą užakcentavom, čia labai svarbu. Kad nebūtų pjaunama bet kur ir bet kaip, nes tada vis tiek finale tas pacientas anksčiau ir vėliau atsidurs pas mus ir tokiu atveju šiaip yra, ne vienas, kai kažkur kažkas kažkaip nuoperuoja ir tada vis tiek pacientas greitai liga recidyvuoja ir pakliūna, ar pas mus, ar kitą onkologinę įstaigą. Taip. Dabar su radioterapija reiktų jums tada pasikviesti mano kolegą radioterapeutą, nes, aš tos bendrus principus žinau, bet labiau ten detaliai nepapasakos iš esmės, nes čia jau mano kolegų daržas, onkologų radioterapeutų. Šiaip tas gydymo būdas tikrai taikomas labai, labai plačiai. Tai vėlgi yra tas taip vadinamas ta radikali radioterapija, kai tu švitini konkretų vėžį arba švitini kartu dar papildomai gauna pacientas vaistų su tikslu tą vėžį išgydyti, ne? Taip. Kaip radikali chirurgija, taip ir ta radikali radioterapija, ne? Tu gauni, vėlgi ten dažniausiai tai tas procesas pakankamai ilgas, ten pacientas būna švitinamas ten mėnesį, pusantro, tam, kad tą efektą gauti, ne? Bet tos radikalios radioterapijos yra ir tai vadinama ta paliatyvi radioterapija, kai, tarkim, norim tiesiog sumažinti skausmą, ne, pacientui. Yra ta metastazės stuburė, ne, žiauriai skauda. Tai pašvitina ir sumažina skausmą. Arba ten kažkoks darinys, kraujuojantis, žinau, odos paodžio kažkokia metastazė, kraujuojantį, ne. Vėlgi, kad kažkaip tą procesą sureguliuoti, tu švitinę, ne. Yra dar tokia, tai vadinama, tas tokia stereotaksinė radioterapija, ne, kai tu koncentruotai, labai tiksliai išvytini į tam tikrą vietą. Tarkim, yra ten keletas metastazių galvos smegenyse, ne? Tai va, tam, kad neurochirurgai nelįstų į galvą, ir, kas mano pakankamai rizikinga nėra, nes vis tiek yra operacija ir po to po operacijos gali, nežinau, įvairių dalykų gali atsitikti. Taip, žinoma, kaip ir po insultų būna. Jo, tai radioterapeutai irgi labai pagelbėja švitindami stereotaksiškai tas galvos metastazės tam, kad jas sunaikinti. Bet aš kaip suprantu, čia jau yra labai tikslu, čia eina kalba apie milimetrus, teisingai, jau tas švitinimas. Tikrai taip. Tai net taip ir vadinau, tas stereotaksija, tai reikia suprasti, kad tokia labai tikslinga į tam tikrą vietą. Aišku, yra daugiau ten tų niuansų ir jie ten naudoja įvairius ten tas radioaktyvias medžiagas, bet nenoriu šnekėti apie ką nelabai suprantu. Principų žinau, bet... Tai va, tų principų ir užtenka, kad žmonės šiek tiek įsivaizduotų, kas ta radioterapija yra. Ar tai žmogus paguldomas į kažkokią aparatą ir jis tiesiog visas yra paskleidžiamas radiacija aplinkui, kažkokį foną radiacinį. Gausi radiacijos, bet už tai galbūt pasveiksi. Bet mes kalbam apie lokalų, konkretų, tikslų
Taip. nukreipimą ir Taip. ten. Reiškia, tai yra kaip ir chirurginis būdas, tik tai ten pjauna, o čia bando nužudyti. Taip, Grubiai kažkokia. šnekant taip. Jo, ten yra visas procesas, tengi pasidaro jie ten tą tomografiją kompiuterinę, tada susiplanuoja konkrečiai, kur bus švitinama, ne, tada ten fizikai paskaičiuoja tas dozes, nu čia visas fabrikėlis dirba Menas. tam, kad teisingai ir tikslingai ir Taip. kryptingai sušvitinti. Taip. Na ir tada chemoterapija pati, tai yra jau jūsų sritis. Aš žinau, kad ten žmogus guli, jam yra pakabinama lašalinė, kateteris ir... Gali ir sėdėti. Gali sėdėti jo ir jam yra lašinama. Taip, tiesiog. Grubiai šnekant taip. Bet gerai, kas ten per chemiją? Irgi tai baisiai skamba. Viskas, kas žodis yra chemija, tai apart tai, kad mokykloje mokėmės chemijos, visa kita jau yra baisu. Nors ir chemijos pamokos buvo baisoka, jeigu nemokėdavai. Tai kas ten per tą chemiją, kaip jinai veikia, kodėl tokios sunkios pagirios būna po tos chemijos ir vėlgi efektyvumą prašom įvardinti. Jo, kažkaip visi įsivaizduoja, čia gal nuo tos mūsų specialybės pavadinimo, chemoterapeutas, visi įsivaizduoja, kad mes gydom tik tai chemoterapiją. Kažkodėl. Ir pacientai ateina, tarkim, ir tu sakai, žiūrėk, čia bus ne chemija, čia bus imunoterapija. Okay. Ir jis gydosi pas tave pusę metų ir vis tiek sako, daktar, tai šiandien vėl man skirsit chemiją. Kažkaip tas... žmonės nepersilaužia, kad iš esmės ta chemija po biškį nueina nuo arenos. Tikrai jinai taikoma ir bus taikoma, bet tikrai ne taip plačiai, kai kad buvo ten, sakau, kažkokį 10-15 metų. Mes dabar turim daug geresnių ir geriau veikiančių vaistų ir turbūt turinčių mažiau pašalinių reiškinių. Tai chemija po biškį, noriu pasakyti, kad nueina nuo arenos, aišku, jinai yra taikoma ir bus taikoma, bet ne taip plačiai kaip anksčiau. O šnekant apie pačią chemoterapiją, tai išmės, vėlgi yra, kaip ir yra čia visa vaistų grupė, ne, yra tų skirtingų chemijų, ne, ir iš esmės ir tie šalutiniai reiškiniai dažniausiai yra panašių, bet yra ir besiskiriančių. Bet ką jinai daro, tai jinai iš esmės žudo visas greitai besidauginančias ląsteles. Mhm. Tai ta prasme, ar tai būtų, dabar kur tos greitai besidauginančios ląstelės yra? Tai vėžinės ląstelės, kaip jau pats minėjai, ne? Kraujodara, gleivinių ląstelės, plaukų. Dar kažko nepaminėjau. Norėjau pasakyti, kad tavo organizme yra ir kitų greitai besidauginančių ląstelių, ir kai tu gauni chemiją iš esmės, tai nesirenka. Jinai žudo tiek tas vėžinės greitai besidauginančias ląsteles ir kitas organizmo greitai besidauginančias ląsteles. Ir iš esmės nuo to mes dažniausiai turim ir tos šalutinius reiškinius. Ne? Taip. Tarkim, ten pacientas ima viduriuoti, ne, po chemijos. Kaip vienas, ne, iš šalutinių reiškinių. Dėl to, kad pažeista gleivinė arba atsiranda kažkokie išopėjimai burnos gleivinė, vėlgi dėl gleivinės pažeidimo. Nuslenka plaukai. Dėl ko? Dėl to, kad mes nužudom tas greitai besidauginančias ląsteles. Ko mes bijom, tų pokyčių kraujo, tarkim, sumažėja ženkliai baltųjų kraujo kūnelių, kurie kovoja su infekcijom. Tai toks labai nemalnus atvejis. Ir jeigu toks pacientas pasigauna kažkokią infekciją, tai jis gali netgi ir... Jis pažeidžiamas yra imunitetas. Jis yra pažeidžiamas ir jis gali tiesiog, jeigu jam nesuteiksi laiku pagalbos, jis gali ir numirti, ne? Tie visi, pykinimai, bendras silpnumas ir panašiai. Tai, vėlgi čia susijęs su tuo, kad, aišku, tas chemijos kažkiek veikia ir į mūsų tą centrinę nervų sistemą, kur atsiranda tie vis tokie simptomai, sakyčiau, tas pats pykinimas turbūt, ne, toks nuovargis, prasta savijauta ir panašiai. Bet vėlgi tas, kaip pasakyti, šalutinių reiškinių pasireiškimo tiek dažnis ir stiprumas, jis labai įvairuoja. Vieni labai tą, kaip pasakyti, labai vien organizmas jautrus, ne, kitų, tarkim, tų
profesionaliai vartojančių alkoholį, tų tokių pijokų, nu grubiai šnekant, tai jiem tu gali lašinti stipriausiai chemiją dažniausiai ir jie tiesiog, nežinau kodėl kaip tai paaiškinti, bet jie dažniausiai jiem kaip vandenėlis. Nu, jie matot, pripratę su chemija, kaip sakoma, vaikščiot organizme visą laiką, pas juos cirkuliuoja ar taip kažkokia chemija. Gal, tai vat, jie dažniausiai būna atsparus tiem visiems tokiem, nu, šaltiem reiškiniam. Bet vėlgi mes priskiriant chemiją, žinom dažniausiai, ko gali tikėtis, tai tu skiri profilaktiškai ten, skiri vaistų nuo pykinimo, ne, nu, kad žmogų mažiau pykina. Nu, bandai kažkaip tą suvaldyti ir eigoje tu žiūri, jeigu tu matai, kad labai pacientas sunkiai toleruoja, nu tai vis tiek, tu sumažini dozę arba tu ten didini tos tarpus tarp tų lašinimų. Nu, ta prasme, vis tiek eigoje, nu, kažkokį randam tokį konsensusą, kad ir gydytum, ir kad ta gyvenimo kokybė labai nu, pacientų nenukentėtų. Nu, toks tas mūsų tikslas yra. O kokie dar būdai yra gydymo? Paminėjot, kad yra nueinantis nuo pjedestalo, yra daug. Aš esu girdėjęs apie imunoterapiją. Reiškia, kad yra jau labai individualiai. Apskritai, kalbant apie vėžį, beje, prisiminiau, ar tiesa, kad dabartinis tas mokslas, jisai eina į tą individualumą, būtent jie, kuo toliau, tuo mes aiškiau galime identifikuoti kiekvieno žmogaus asmenišką ir tame yra galbūt vėžio sudėtingumas ir išskirtinumas, kad mes čia dabar kalbam bendrai apie onkologiją, bet iš tiesų tai yra labai individualu, teisingai. Kiekvienas žmogus turi gauti labai specifišką tą gydymą, tas pačias dozes ir netgi šių laikų tikriausiai kažkokie nauji preparatai ir yra identifikuojami būtent labai individualiai, teisingai. Taip, tikrai taip, tas trendas į tą tokį kryptis, į tą personalizuotą mediciną, tikrai taip. Ir link to mes tikrai, manau, žingsnis po žingsnio judame. Tikrai mes visi skirtingi ir jo, to tokio personalizuoto prieimo prie gydymo tikrai reikia. Kalbant apie gydymą, tai nu, tarkim, turim dabar iš tų tokių moderniškesnių vaistų, tai vadinama ta taikinių terapija, ne? Tai va, taikinių terapija yra viena iš va, tų tokios, tarkim, tos personalizuotos medicinos kaip ir atstovių, nes jinai turi konkretų taikinį. Ne? Tarkim, yra tam tikras genetinis pokytis. Nu, tarkim, paimkim, ten melanoma yra ten tas BRAF geno pokytis, ne? Kuris sukelia tą, ne visos melanomas turi, bet pusė pacientų sergančių melanoma išplitusi turi tą geno pokytį, ne? Ir tas geno pokytis indukuoja tą tokį, tą beribį ląstelės dauginimąsi, ne? Nu tai va, tai dabar yra vaistai, kurie nukreipti būtent į šitą geno pokytį, tu skiri tos vaistus ir labai dažnai tą lygą suvaldai. Tai čia tik taip paėmiau vieną iš tų pavyzdžių, nes nu, tokių vaistų, tokių taikinės tos terapijos vaistų, dabar turbūt, nežinau, skiriamės ir prie kitų onkologinių susirgymų, kas tai bebūtų, nežinau, krūties, plaučiai ir taip toliau. Tai va, tai didžiulė grupė yra, tai vadinama, taikininių vaistų, kurie nukreipti į tam tikrą taikinę, ne? Tai čia iš tų moderniškesnių, kurie atėjo po chemoterapijos, tos jau naujos eros, ne? Ir jų vis atsiranda. Na ir man asmeniškai tai tas didžiausias proveržis, tai vis dėlto yra ta imunoterapija, prie kurios atsiradimo prisidėjo krūva mokslininkų ir pora mokslininkų netgi gavo ir Nobelio premiją. Tai va, tai ką jau bent jau ta imunoterapija, kur dabar plačiausiai imunoterapija, čia turėtų būti atskiras pokalbis, nes irgi labai, kaip ta sąvoka apima daugelį ir įvairių tų gydymo būdų, kurie po tą vėliavą, kaip pasakyti, slepiasi. Imunitetas yra vienas sudėtingiausių kūno sistemų apskritai, ne viena, o tikriausiai sudėtingiausia, tai aš suprantu, kad ir imunoterapija yra labai plati tema. Bet kaip suprantu, jinai nukreipta į imunitetą labai taip smulkmeniškai, kuri gali kovoti su onkologija. Tai va, tai ką daro bent jau tie tai vadinami tie imuninės patikros slopikliai, toks terminas, tie tokie vaistai, kuriuos mes naudojam.
Tai iš esmės, nu, vat, nukreipti į T ląsteles, tai tokios yra ląstelės, o ne limfocitai, kurie turbūt vieni iš pagrindinių tų kovotojų su vėžiu, ne, ir jeigu atsiranda taip, nu, kaip ir kiekvienas, nežinau, kaip ir mes, nežinau, darydami ten kažkokius fizinius pratimus, nežinau, ilgai mes tiesiog pavargstam, ne? Lygiai taip pat ir ta ląstelė, be kovodamas to vėžiu, kažkuriame etape jinai tiesiog, nu, grubiai šnekant, pavargsta. Ir ima ten ant savo paviršiaus tokius prezentuoti, pateikti tokius kaip ir nuovargio tokias struktūras. Balta vėliava. Jo. Nu tai va, tai ką daro tie moderniški vaistai, iš esmės blokuoja tą tokį nuovargio signalą. Ir ta ląstelė, nu kaip, tokį įgyja kaip, nežinau, bet panašiai kaip mes šitą išgerus to tonizuojančio gėrimo. Budrumo. Jo, jinai vėl tokia atgauna savo gyvybingumą ir sugeba vėl iš naujo pulti į kovą su to vėžiu. Tai mano manimu, tai tikrai vienas iš tokių didžiausių tų tokių proveržių, nes tai turbūt yra vieninteliai vaistai, nes iš esmės tiek su chemoterapija, tiek su taikinių terapija dažniausiai pagydyti nepavyksta. Tu gauni kažkokį va tą, ne, remisiją kažkuriam laiku, gali būti mėnuo, gali būti metai, 2, 3, 5. Bet pagydyti dažniausiai nepavyksta. O su imunoterapija tu gali pacientą pagydyti, nes, nu, iš esmėsgi tai nukreipta į konkretaus žmogaus imuninės sistemos tokį kaip, nu, pastiprinimą iš esmės. Taip. Aišku, kitas dalykas, nu, kaip ir kiekvienas, žinai, kaip pagalys turi du galus. Tai kadangi mes stiprinam tą imunitetą, tai kartais atsitinka taip, kad tos pastiprintos tai ląstelės ima pulti ne tik vėžį, bet ir sveikas organizmo ląsteles, ne, ir turim tokį kaip ir autoimuninį, gaunasi toks gydymas sukeltas kažkoks autoimuninis susirgimas. Tai vėlgi gali tos tai ląstelės užpulti bet ką, nežinau, skydliaukę, odą, nežinau, žarnyną, inkstai, kepenys, bet kas. Arba kokią silpną vietą gali kalti. Jo, tai tada vėlgi tu turi kažkaip, nu vėlgi, tada mes imam gydyti tą konkretų šalutinį, nu, reiškinį, ne, mažinti tą imunitetą, kurį patys sukelia. Jeigu aiškiai, čia išdėsčiau. Ta prasme, jūs pasistengėt maksimaliai aiškiai tai pasakyti žmogišką kalbą. Nukeliavau truputėlį mintimis, nežinau, į pradžią, ne į pradžią, jūs paminėjote ten tą, apie geną kalbėjom ten ir panašiai. Vėžys genetiškai įgyjamas, perduodamas ir įgyjamas iš gyvenimo būdo aplinkos. Koks yra santykis, ar tiesa, kad ten yra 50-50, ar tas santykis yra mažesnis, nes labai visi bijo to genetiškai perduodamo vėžio. Oi, mano ten iš pirmos linijos, reiškia, kažkas tai sirgo, iš antros, tai dabar jau tikriausiai ir aš sirgsiu. Ar vis dėlto jūs būtumėte šalininkas, kad gyvenimo būdą reikia tvarkyti ir tada mes pereisim dar truputį prie rizikos veiksnių pačių didžiausių. Nu tikrai yra paveldimų vėžių, tikrai jų yra, bet jų nėra daug. Mes turim paveldimų ir dažniausiai, aišku, tie visi paveldimi vėžiai, nu jie pasireiškia vaikystėje, paauglystėje. Nu, tarsi išlenda, kaip pasakyti, pasirodo pakankamai anksti, ne? Bet, nu, tam bendram vėžių kontekste, vėžių kiekių kontekste, nu, to paveldimo vėžio kaip po tokio nėra daug. Ir gal pasakysiu taip, yra paprastas dalykas, bet dažniausiai tai, kas paprastas žmonėsgi nepatinka, galvoja, kad kažko reikia tokio fancy, ne? Yra Pasaulio sveikatos organizacijos toks visas dokumentas iš esmės. Tai aš taip trumpai pasakysiu, nu, statementas apie vėžio profilaktiką, ne? Tai iš esmės reikia visai nedaug. Tu turi nerūkyti. Šiaip rūkimo tai pirmoje vietoje visur, kiek teko domėtis, girdėjau. Nerūkyti. Nu, dėl alkoholio saikingai vartoti alkoholį. Dabar tas saikingai, nu, yra ten diskusija, ne? Kiek yra tas nu, čia amžina diskusija. Čia amžina diskusija. Ar čia taurė vyno yra saikingas vartojimas, ar jau nebe, ar ten, tarkim, 2 taurės per dieną. Tai va, nu, bet okei, tai tarkim,
nerūkyti, taip. Aš labai atsiprašau, dar prie rūkimo jūs papildysiu, ar aš teisingai dar irgi suprantu. Rūkimas tai nėra tik plaučių vėžys. Rūkimas jisai apskritai Tikrai taip. padidina ten 5 Taip, kartus taip, tavo taip, riziką taip, vėžių taip, sirgti, taip, bet taip. kur. Taip, galvos kaklo, Taip, nežinau, taip. stemplės, Puikiai. skrandis, taip, tikrai taip. Aha, tai rūkimas. Tai va, rūkimas jo, išbraukim iš karto, alkoholis, nu tai tarkim galim apstoti saikingų vartojimų, nes, nu, geriausia aišku, turbūt nevartoti, tada nevartoja ir nevartoja, Nu, jo. jeigu tai pavyksta. Mhm. Man ne. Man pavyksta. Nu tai va, reikės dar tada po to pašnekėsim valandos, kaip. Tai va, tai rūkimas, gerimas, fizinis aktyvumas, ne? Mhm. Jis būtinai, nu nebūtinai ten tu turi būti, nežinau, Savickas, ne, ir ten kilnoti po 200 ar kažkiek, bet... jo. Bet fizinis aktyvumas tikrai tavo gyvenimo būdė turi būti, ne? Tai 3 paminėjau, ne? Nu, aišku, pagidautina vengti streso, nes, nu, lėtinis stresas irgi rodo, kad tai yra onkologinių ligų rizikos faktorius. Nu, vėlgi, kaip tą padaryti, turbūt mūsų kaip toks gyvenimo ritmas nėra paprasta, bet, ne, nu, ką žinau, vieniem turbūt pavyksta daugiau, kitiems mažiau. Kas dar? Aišku, skiepai. Tarkim, žmogaus papilomos virusas, ne, yra toksai. Vėlgi, krūva vėžių sukelia gimdos kaklelio, varpos, čia galvos kaklo. Tai tarkim, australai, kurie labai rimtai į tą pasižiūrė, tai dabar, nu, bijau sumuoti, kiek metų tuos skiepimus vykdo, tai jie tikrai yra, jie yra įsprendę tą, tarkim, gimdos kaklelio vėžio problemą. Pas juos tų vėžių, man atrodo, nebeliko. Tai va, skiepai. Dabar pas mus irgi pradėjo tiek berniukus, tiek mergaitės skiepyti. Kitas skiepas, nu, hepatito B, čia gal ne visiems aktualu, bet vėlgi sukelia ne kepenų vėžį tas hepatitas B, tai nuo to yra skiepai. Ir kas dar iš tokių, mityba, mitybiniai įpročiai irgi. Galbūt tas fizinis aktyvumas ir mityba yra to viršsvorio dar klausimas, taip? Jo, čia tikriausiai. Viršsvoris vėlgi yra vienas iš rizikos faktorių susirgti vėžiu ir ne tik vėžiu, ir daugeliu kitų tų tai vadinamų metabolinio apykaitinių tų ligų, tai tiek širdies kraujagyslė, tiek diabetas, sąnarių problemos vien dėl to viršsvorio, tai, nu tai va, turbūt viską išvardinau. Ir jeigu tu laikaisi iš tų paprastų elementarių dalykų, tai ta pati rizika populiacijai, nu, ne konkrečiai žmogui, bet jinai sumažėja, tas skaičius ar 50 ar 60%. Tai labai, nu, tokie įspūdingi skaičiai iš tikrųjų. Tai va, tai atrodo elementarūs dalykai, bet tik tai, kad, nu, ne visiems pavyksta jų visų turbūt laikytis. Dar pridėsiu prie jūsų sąrašo, jeigu neklystu, perteklinis raudonos mėsos valgymas ir aštrus maistas dar irgi kaip rizikos. Aišku, tai gal tokie smulkmeniškesnis, bet kalbant apie skrandžio. Jo, tikrai taip, tas raudonos mėsos, bet čia jau konkrečiai eina kalba apie žarnyno vėžį. Taip. Nu, bet tai čia gal galim suvesti tą tokį, nu, sveiką mitybą, ne? Mitybos jo klausimas. Jo, tai aš kaip supratau iš jūsų tokio atsakymo, kad vis dėlto apie tą tokį genetinio paveldo, reiškias, ligų ir įgyto vėžio santykis, kad vis dėlto labiau krypsta į gyvenimo būdo visą segmentą, ne? Į tą tokį, kad mes labiau turėtume tvarkyti savo gyvenimą. Tikrai taip. Tikrai to įgyto vėžio yra daug daugiau ir tas gyvenimo būdas tikrai jisai įtakoja, nu, tą vėžio atsiradimą. Aišku, negali teikti, kad tik tai ir daugiau tų faktorių, bet gyvenimo būdas tikrai daro įtaką. Ir tu tiesiog laikydamas tokių elementarių dalykų gali, nu, grubiai šnekant, išvengti vėžio. Sunku patikėti, bet taip yra. Jo, iš tiesų, paprasta viskas pakankamai gali būti. Vieną labai svarbų klausimą ir jau eisim prie pabaigos, gal ten tokie blitz klausimėliai pačiam gale bus su trumpu atsakymu, taip, ne, arba tiesa, arba netiesa, su šiokia tokia interpretacija, bet tas toksai dar vienas didesnis, platesnis klausimas, labai svarbus, aš norėčiau, kad jūs truputėlį mūsų žiūrovus palydėtumėte per nedidelę kelionę prevencijos onkologijos. Jūs jau nemažai ką paminėjote, bet įsivaizduokit, žmogus dabar mūsų klausosi ir galvoja, velnės, reikėtų man pasitikrinti, kaip tai padaryti mūsų medicinos sistemoje. Koks pirmas žingsnis, jeigu aš noriu išsitirti, ar mano kūne
viskas yra tvarkoje. Nu, ką aš turiu daryti? Šeimos gydytojas, kur kreiptis? Ar yra speciali kažkokia tai programa, kur tu, tarkim, eini galbūt į Vėžio institutą ir ten, sakykime, specialūs tyrimai kažkokie tai vėl atliekami. Koks tas yra skriningas, va tas, va. Ir ar tai mes ką kalbėjom, ar tai yra prostatos antigenas, krūtinė, ginekologas ir storosios žarnos, tik tai va tos užtenka. Ar yra, kokie tai žingsniai? Kaip man pabandyti užbėgti įvykiam už akių jau dabar? Nu, čia toks sudėtingas klausimas. Matot, aš dėl to ir klausiu, nes aš žinau, kad tai yra pakankamai sudėtinga, nors atrodo paprasta. Pat aš noriu, kad man pirmoji stadijoje viską išsiaiškintų. Tai kaip ir minėjau, tai yra tos 4 valstybės finansuojamos tos profilaktinės programos, iš esmės orientuotos tos tokius dažniausiai pasitaikančius vėžius, ne? Ir viskas, ir jeigu tu, tai aišku, patarimas būtų, tai pradėkime nuo to, kad laikytis tų visų rizikos faktorių eliminavimo. Jo, rizikos faktorių eliminavimo, tai aktyviai dalyvauti tose atrankos skriningo tose programuose. Na ir iš esmės. Ir viskas. Ir iš esmės tikriausiai šiaip gal tikrintis tą patį biocheminį kraujo tyrimą pasidaryti, žiūrėti, ar nėra nukrypimų kažkokių. Jo, tai iš esmės, aišku, jeigu atsiranda kažkokia, šiaip vėžiui, nepaminėjau, yra tokių bendro pobūdžio simptomų, kurie yra būdingi vėžiui, tarkim, kažkoks nepaaiškinamas karščiavimas, atsirado, jis kažkaip nepraeina, tu tiesiog karščiuoji, kažkoks perteklinis ten prakaitavimas, Svorio kritimas drastiškas, Svorio kritimas, taip. Tai jeigu, bet čia jau dažniausiai vis tiek atsiranda, kai ta liga būna, kažkiek pažengus. Bet tą reikia atkreipti dėmesį. Tai apskritai, atsirado kažkokie simptomai, aišku, reikia eiti pas daktarą, bandyti aiškinti, dėl ko tai yra, bet dėja pradžiuginti negaliu, nes, neturime kažkokio tokio sprendimo, kad dabar galėtumėm nustatyti tos vėžius visus, tose pradinėse stadijose. Dėja. Aišku, pageidauti, elementariai pasidaryti bent jau metus kartą kraujo tyrimą, nežinau, nueiti pas daktarą, plaučius persišviesti ten karts nuo karto, tegul echoskopą pasižiūri ten. Tai bent jau... Šlapimo tyrimai. Išmatų tyrimai. Tokius, ką žinau, tokius paprastus dalykus, bet ir jie gali, neužtikrins, kad 100% jūs ten, bet ir išvengsite to. Ir ypač peržengus 45-metį kažkur tai, toks nuo 40 jau reikia rimčiau pradėti apie tai mąstyti, negalvoti, kad mes esame amžiniai ir kad mums, jeigu nieko nėra, tai niekur nebus, teisingai. Norėtus taip galvoti, bet dėja, ne. Jo, teisingai. Elektroninės cigaretės, kaip jūs manot, naujadaras mūsų gyvenime, galima sakyti toksai. Ir kalbant apie onkologiją, aš manau, kad tai yra ateities kažkoksai, gali būti vienas iš tų. Chemija kaip ne kaip. Ja, aš taip priskirkim prie to rūkymo ir vis tiek patarimas būtų tikrai vengti tų dalykų, nes nėra gal pakankamai duomenų, kaip jie veikia, bet tikrai tos sveikatos tikrai neprideda. Tai mano patarimas būtų tiesiog nerūkyti, nei elektroninių, nei tų kaip klasikinių. Cizų. Taip. Vincai, gal jūs žinot, koks vėžys, ar yra toksai vėžys, kuris yra lengviausiai pagydomas? Yra tokia klasifikacija ar nėra? Lengviausiai, sunkiausiai? Ar tai yra tiesiog mitas kažkoks? Manau, kad mitas. Tai kaip ir minėjau, lengviausiai pagydomi tie vėžiai, kuriuos tu gali gražiai išoperuoti. Špjovė ir pamiršai ir viskas. Žiūrėkit, man ant nugaros visą laiką vienoje vietoje labai kasosi ir niešti. Ir man kartais. Rimtai? Aš jau laik žmonos prašau. Ir man ten yra, kažkaip atrodytų, jau taip pradedu bijoti, ten lygiai jau taip truputėlį net ir patamsėjusi tokia zona kažkokia tai ir panašiai. Čia man vertėtų jau susimastyti? Ar... Ne, jeigu zona, tai manau ne. Jeigu ten kažkoks atsiranda konkretus, kažkoks konkretus darinukas, tada galbūt reiktų pažiūrėti, bet zona ne, tikrai ne. Tai gerai, tegul kaso tada žmona toliau. Mums viskas tvarkoj. Dabar dar tokių porą faktų įdomių norėjau jūsų paklausti. Sako, kad žmogus sergantis vėžiu turi labai keistą kūno kvapą. Čia tiesa ar netiesa?
Nu, manau, kad ne. Nu, okei, nu, su retom išimtim, tarkim, okei, nežinau, aišku, tarkim, kažkoks didelis, nu, pas musgi pasitaiko, kur žmonės, aš nežinau, sugeba, kalbate apie tos pačius odos vėžius, ne, užsiauginti didžiulius, nežinau, didelių apimčių ten, nežinau, kažkur tos, ant kūno, tuos darinius, tai, nu taip, tai nuo to paties vėžio tas kvapas gali būti, arba ten kažkoks galvos kaklo navikas išplytęs, nu ir ten tiesiog, nu dėl to, kad jis, nu, grubiai šneka, nu, pūna, ar nežinau, kaip čia įvardinti gražiai, nu, bet iš esmės tai tikrai ne. Jeigu nėra kažkokių va, tokių baisių dalykų, tai ten kažkokių ant kūno tų tokių išplitusio vėžio, tai, nu ne, tikrai ne. Vincai, jūs girdėjote tokį vaistą Zolgensma? Ne. Čia yra brangiausias pasaulyje vaistas nuo vėžio, kuris kainuoja dozę $2 milijonus, kažkas tai tokio. Dabar jau žinau, yra dar brangesnis, kuris 4 milijonus kainuoja. Čia, kalbant apie Jungtinės valstijas, kažkur kitose šalyse ten plius minus pigiau šiek tiek. Bet atseit tai yra, na, va, toks kažkoks tai vaistas. Kam jisai skirtas? Prieš vėžio. Konkrečiai. Nežinau. Tiesiog esu tokį... Nežinau, suprantu, tai yra firminis pavadinimas, tai tie firminiai pavadinimai kartais, nu, tai nėra, tai tiesiog yra firminis pavadinimas, ne veiklios medžiagos pavadinimas, tai... Okay. Tai kartais sunku sugaudyti... Čia maždaug kaip Ozempikas yra ir dar kažkoks analogas. Jo. Tai va, trūksta man informacijos, nežinau, ir net nežinau, ar čia pats brangiausias, ar ne, nes, nu, iš esmės ta onkologija yra brangi, nu, kaip brangus malonumas. Labai gerai, o apie tą brangumą ir apie tos onkologinius, vat, sakykime, susirgimus, gydymus ir panašiai, kiek yra valstybės kompensuojama, ko žmogus gali tikėtis ir kaip gali jam būti skausminga šitoj vietoj, kalbant apie finansus. Nu, kaip ir minėjau, mes tikrai turim tų onkologinių vaistų. Aišku, norėtųsi, kad jų būtų daugiau, kaip ir minėjau, tas prieinamumas, nu, Europos Sąjungoje mes, nu, nuo kokios Vokietijos, Austrijos, ten, Šveicarijos, nu, pakankamai toli prieinamumo prasme, nu, bet nėra taip blogai, tikrai turim ko gydyti, o kalbant apie kainas, tai kainos, nu, aukštos, to prasme, nu, kiekvienas tas gydymo ciklas, ar tai būtų, nežinau, lašinimo vaistai, čia aš kalbu apie tos moderniškus vaistus, ne, tarkim, taikinių terapija, imunoterapija, ne, tai viskas ten tūkstančiais, nu, tarkim, tas vienas gydymo ciklas mėnesiui, nežinau, ten gali būti iki 10 000 eurų. Tai, mano manimo, tai dideli pinigai daugumai. Tai žinoma. Ir tu gauni tą gydymą ir dažniausiai tai nėra taip, kad tu vieną ciklą gavai ir nu, vieną gydymą gavai ir viską. Nu, pacientai gauna ten metus ir antrus ir trečius ir, nu, tai valstybei, nu taip, tai valstybei pakankamai brangiai atsieina. Mes jau pabaiga visiškai, Vincai, bet dar prisiminiau tokį įdomų dalyką, reiškia, ar tai tiesa ar ne. Jeigu va dabar mes kalbame ten prevenciškai, pradėtų tikrintis, jeigu visi, tai užlūžtų medicininė sistema. Tipo, kad tai yra, nu, labai būtų tiesiog neįmanoma visų aprūpinti, nors atrodo mes skatiname tai daryti ir daryti tai kuo aktyviau, bet jeigu visi pradėtų eiti prevenciškai, profilaktiškai tikrintis į tas programas, tai tiesiog nebesugebėtume priimti ten visos. Nežinau, aš bijau sumiluot, bet turbūt, jeigu pacientai eitų tikrintis į tas valstybės finansuojamas, tas 4 tas programas, tai kažkaip aš manau, medicinės įstaigos patemptų, nes, kaip ir minėjau, nėra tas labai, kol kas tas apkrovimas didžiulis, trūksta. Dėl tų 4, manau, problemų nekiltų, bet jeigu, aišku, nežinau, ateitie ten tas spektras plėsis, nu ką žinau, gal tai taip ir įvyks. Manija, baimės ateitų, visi prigazdintų per žinias, kad, veikit, viską jaučiu, tada jau būtų taip. Na ką, tai pabaigai dar norėjau jūsų paklausti tokio galbūt klausimą, kuris galėjo nuskambėti ir pačioje pradžioje. Tai Vincai, ar reikia žmonėms bijoti vėžio kaip fatalinio nuosprendžio kažkokio tai šiais laikais? Na, aš tai manau, bet kuriuo atveju, tai čia kiekvienam žmogui, tu sužinai, kad susirgai vėžiu, tai yra didžiulis stresas, ne? O jums teko ką nors sakyti žmogui, kad taip jėkis? Taip, tikriausiai teko ir ne kartą, ir mes, nu, tarkim, teko dirbti Anglijoje, tai ten, tarkim, nuo studijų laikų ruošia gydytojus, tai kaip ten ta vadina Breaking Bad News, ne? Kaip
su tokiu su mažiausiu stresu pacientui tą padaryti. Nu, mūsų to nemokė, tai tu kaip jau moki tą pasakai, bet kuriuo atveju žmogui tai yra didžiulis stresas, ne? Ir vieni vienaip kažkaip bando susidoroti, kiti kitaip. Na, dar ką noriu pasakyti, kad labai svarbu vis tiek išlikti pozityviam. Nes vėlgi tikrai yra, čia jau ne mano pesalas, bet ir mokslo įrodyta, kad tie, kurie išlieka pozityvus, jiems gydymas, tas pats skiriamas gydymas pozityviam ir tarkim depresuotam pacientui veikia skirtingai. Geresni rezultatai būna tiems, kurie nusiteikia pozityviai, ne? O dėl to nuosprendžio, tai, iš esmės, kaip ir minėjau, dabar jau daugelis tų vėžinių ligų virsta po truputį tokia kaip ir lėtinė liga su retom išimtim. Tai negaliu sakyti, kad mes jau čia tą vėžį nugalėjome ir viskas yra puiku, bet tos tendencijos tokios tiek, nežinau, tas mokslas vystosi į priekį ir, nežinau, kuo toliau, to manau tikrai prieisim kažkada, nežinau, po metų 50, 20 tikrai bus taip, kad tai tiesiog virsit lėtinė liga ir tiesiog gausti kažkokį vaistelį ten, vatėva kažką ir tu savo ramiai gyvensi, kaip gyvenai. Wow, skamba labai optimistiškai. To iš jūsų, žinokit, ir norėjau. Bet ėjau link to, link į laidos pabaigą, kad jau sulaukti iš jūsų tos tokios pozityvios gaidos. Jo, Vincai, žinokit, aš dar tikrai turėjau apie ką su jumis pakalbėti. Galbūt padarykime taip, mes paklausime mūsų žiūrovų. Ar jums surezonavo šis pokalbis? Parašykite, kas jums surezonavo. Tikrai tikiu, kad ir kaip tai baisiai beskambėtų, kad galbūt yra ir susidūrusių su šia vis tiek nepabijosiu to žodžio, baisoka liga. Pasidalinkite savo patirtimi apie tai, ką kalbėjo Vincas, galbūt jūs galėtumėte papildyti, parašykite komentare, kas jums patiko šiame pokalbėje. Ir jeigu jūs domintų dar kažkokios aktualesnės temos, kalbant apie onkologijos pasaulį, parašykite taip pat, galbūt mes dar kartą susitiksime, galbūt su Vincu, galbūt Vincas parekomenduos savo kolegą, kuris kitą temą galėtų pakalbėti, kaip mes matėm, yra kitų kompetencijų labai žmonių. O šiandien Vincui aš noriu labai padėkoti, kad jūs atėjote, kad jūs skyrėte šią 1,5 valandos nušviesti žmonės šią tokią gilią prasmingą temą. Prenumeruokite mūsų kanalą, pasižymėkite skambutį, tada gausite visus išeinančius naujus epizodus. Pakomentuokite būtinai, ką nors, mes palaikykime ryšį būtent komentaruose. Tai yra toksai formatas, kur būtent tokie paprasti dalykai padeda kanalui augti ir palaikysime ryšį. Tai Vincai, dar kartą jums dėkui, linkiu stiprybės ir psichologinės stiprybės 26 metais. Tikrai jo, aš tikrai tikiu, kad tai yra labai svarbu jūsų specialybėje ir ačiū už tai, ką jūs darote. Dėkui už pakvietimą. Viso. Iki.